Lekavičiaus netektis? Pamatysime. Aišku, kad netektis yra didelė ir mums jo labai trūks, bet mes dar turim 11 kovotojų savo gretose ir mes pasiruošę kautis. Ar dabar stipriai sustiprės Valančiūno vaidmuo, rotacija, ypač ruošiantis prieš rungtynes su ispanais? Jisai turės, žinoma, jam yra šansas daugiau ir jisai turi, kaip pasakyti, ir visiems kitiems natūraliai. Jis nėra ir jo nesustiprės ar nesusilpnės tas vaidmuo, bet jisai tiesiog jo matomai turės didesnį šansą ir mes jau kalbėjom, kad jis turi būti pasiruošęs padėti mums. Kalbant apie mačą su ispanais, kokie pagrindiniai akcentai, ką reikia padaryti? Reikia labai gerai žaisti su pirma. Reikia būti disciplinuotams, negalime klysti ir turim labai gerai žaisti ir pataikyti. O gynyboje yra pilna problemų. Tai visų pirma broliai Gazoliai, tai yra jų žaidimas baudos aikštelėje, greitas puolimas, Navaro tritaškiai, Navaro Fernandeso tritaškiai. Bet, kaip ir sakiau, labai daug priklausys, kaip gerai mes pulsime. Gynyba ir puolimas yra labai susiję dalykai. Po rungtynių su Turkija nuotaikos buvo patys geriausios, dabar Marijono trauma neišmušė šiek tiek ar žaidėjų? Mums liūdna, aš dar kartą pasikartosiu, tai yra didelė netektis, bet kaip pasakyti, mes pirmiausia linkim Marijonui, kad viskas bus gerai ir aš tikiu ir aš kalbėjau su juo ir aš jam sakiau, jisai stiprus vyras. Ir čia nėra kažkas, tai tiesiog gaila, kad mes netekome jo dabar. Bet mes tik turim būti dar labiau susitelkti ir būti koncentruotesni ir atidirbti ir už jį. Pats Marijonas labai smarkiai buvo išmuštas iš vėžio ar susitvardė tam? Aš jo nemačiau, bet aš manau, kad taip. Pabūkite jo vietoje. Aš manau, bet kuris iš mūsų atsidūrė tokiai situacijoje, aš manau, kad mes jaustumės labai nekaip, bet yra taip, kaip yra ir gyvenimas eina į priekį. Dabar nugalėti ispanus yra daugiau šansų negu pusfinalį? Nenoriu kalbėti apie jokius šansus ir taip toliau, klausimus.